draugai, ką šiandien labai lietinga diena pas mus. Startuojam mes neišsimiegoję į darbą. Tai kad likit su mumis ir pažiūrėsim, kaip šiandien vežiosim smėlį bei skaldą. Ką privažiavom prie savo aparato, apžiūrim, viskas gerai. Op, op, op. Ką? Įlipam į mūsų tačką. Bardakas kažkiek. Nebijom. Va. Reikės kažkiek pasitvarkyti turbūt. Tu atnešim vėjelį. Tvarkysim. Na ką, mašina paruošta. Visas oras tvarkoj. Ką, judam į karjerą. Pirmą reisą. Pradėjo vėl čia rekonstruotą trakų vokės, čia tiltą tą, važiuojant link trakų. Vėl čia kamščiai bus vasarą. Žiauriai. Ir va, toks darbas vyksta. Šiaip tokie darbai daromi naktimis, nes būtent va, šitą atkarpą, kiek važinėjau naktim, tai tvarkė tai naktim. Labai patogiai buvo. Asfaltas dedamas ir visa kita buvo daroma tik naktim. Dabar va, žiūrėkit, koksai kamštis iš ryto. Iki pat viršaus. Būtent tik dėl to. Taip važinėjau. Oi. Va. Tokie va dalykai. O ką mes? Judam link karjerą. Krausim labai daug svorio. Šiaurė kamštis didelis. Labai jau pravažiavom trakų vokės, net sankryžą. Važiavimas net iš Alytaus jau prasideda prie EMSI. Negerai. Bet ką čia padarysi? Dabar prasidėjo tiltų remontas. Kažkodėl tai. Mano manimu tai kažkokia firma, kažkas ten, brolis, ten švogeris ar kažkas atsidarė. Ir visi tiltai Lietuvoje po Kauno kritimo tilto tapo labai blogos būklės, kaip sakoma, kritinės būklės. Tai va, ir pradėjo visus tvarkyti. Ką, draugai, važiuojam į karjerą. Tokia dvižuka čia vyksta. Oi. Krausim smėliuką, gamtinį smėlį, 30 tonų pilsim laisvai. Ką? Pasikrovėm mes smėliuko ir judam mes į objektą. Žiūrėkit. Dabar dar pajungiam ausinės, pažiūrėsim kaip garsas pas mus. Ką judam mes į ten beveik senamiestį, Basanavičiaus gatvę. Išvažiavimas tai nekoks, aišku, iš karjero, bet ką padarysi, čia sunkvežimiai tik tai važiuoja su labai dideliom svoriais. Iškraunam mes smėliuką. Ką, nuleidžiam galinę ašį. A va taip mus kraus tokių smėlių. Galinė ašis pasikelia. Ir va, kraunam paskutinį reisą ir važiuojam. Po to važiuosim Žvirgždo skaldos kraut. Bam, 7 tonas laisvai. Pas mane dar ekipažas atsirado, šturmanai. Varom mes Žvirgždo.
ką, pakraunam žvirgždą dar mes ir viskas, važiuojam toliau. Nu ką, iškrovėm mes paskutinį 6 reisą ir grįžtam namo į bazę ilsėtis. Rytoj mus lauks eilinė diena, tai kad laukit kitos serijos.